Sveiki, aš esu Liudvikas iš kompanijos Rubisolis. Praeitame vaizdo įraše kalbėjome apie išmanųjį užuolaidų bėgelį FeelSpot. Šiandien noriu Jums parodyti, kaip paprasta ir lengva jį susimontuoti pačiam. Užtruksite vos 15 minučių. Na, o dabar apie tai, kas įeina į komplektaciją ir apie montavimo eigą. Taigi, komplektai įeina montavimo instrukcija ir vadovas, kaip prijungti įrenginį prie Wi-Fi tinklo. Diržas, nuotolinio valdymo pultelis, elektrinis bėgelio variklis, diržo pavaros, sujungimai bėgeliui, dar daugiau sujungimų bėgeliui, varžtai bėgelių sujungimam tvirtinti, ratukai, maitinimo laidas, užuolaidų kabliukai, bėgelio laikikliai tvirtinant prie lubų ir bėgeliai. Ilgis ir kiekis priklauso nuo komplektacijos. Montavimas prasideda sujungiant bėgelius vieną su kitu. Į bėgelio sujungimą statome bėgelius iš abiejų pusių ir sutvirtiname varžtais, kad bėgelis būtų tvirtas ir stabilus. Per visą bėgelio ilgį ištiesiame diržą, skaičiuojame 24 dantukus ir diržą nukerpame. Galuose montuojame sagtis. Sagtį su diržu kišame į bėgelį per visą ilgį. Ta patį padarome iš abiejų pusių. Prie sagties montuojame ratuką ir kišame į bėgelį. Svarbu, kad ratukas laisvai judėtų bėgeliu ir nestrigtų. Ta patį padarome kitoje pusėje. Reikėtų neišsigąsti, jei ratukas sunkiai jungsis, tiesiog šiek tiek tvirčiau spustelėkite ir viskas bus gerai. Svarbu, kad ratukas laisvai ir lengvai judėtų per bėgelį. Užfiksuojame pavaras iš abiejų galų. Suveriame užuolaidų kabliukus. Patarimas: 1 metrui užuolaidos reikalingi 8 kabliukai. Ir galų gale prisukame fiksatorių, kad ratukai neiškristų iš bėgelio. Sumontavus bėgelį, belieka prie lubų prigręžti laikiklius ir jį pakabinti. Taigi, išmanusis FeelSpot užuolaidų bėgelis yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško patogumo ir išmanumo savo namuose. Montavimas paprastas, valdymas dar paprastesnis. Sudominau? Tuomet apsilankykite mūsų salonuose Vilniuje arba Kaune, arba mūsų internetinėje svetainėje www.rubisolis.lt. Iki kitų susitikimų.